Sveiki, gerbimi vairuotojai. Šiandien Kaune žiūrim automobilį Audi A6 2018 metų, 3 litrai 210 kW dizelis automatas, quattro, dėžė paprasta, ne pneumo. Rida automobilio yra 221 000. Tai trumpai apie variklį. Prie tos ridos, sakyčiau, jau artėjant laikas, kai reikės keisti grandinę. Gal dar kokį 30 000 pavažiuos automobilis, bet jau ant šalto tikimybė didelė, kad jau pradės girdėtis visokie triukšmai. Toliau dėžė ZF jau žinoma 350 000, 300 važiuoja be problemų keičiant tepalus, kas 50 000. Važiuoklė aliumininė, kaip važiuosim, taip ir tvarkysim. Kadangi paprasti amortizatoriai, tai manau problemų irgi dar artimiausių metų neturėtų būti. Tai va, pradedam patikrą. Padarysiu bendrą dabar vaizdą. Kairės pusės priekinis žibintas neįskylęs, jokių pastebėjimų nėra, šiek tiek yra nuo akmenukų, bet labai minimaliai. Kairės pusės bamperis priekinis, kažkokių įdaužų, kažkokių pabraižymų neturi. Sparnas kairysis su bamperiu sueina gerai, priekinis sparnas defektų nesimato, tarpas su durim yra tiesus, lygus, priekinė kairės pusės stoikė vadinama. Taip pat kažkokių vizualių defektų nesimato, bet matau, kad buvo dažyta. Stogas kairė pusė. Kažkokių defektų nėra, bet matau, buvo dažytas 100%. Taip, kairysis dabar veidrodėlis be kažkokių vizualinių defektų. Durys kairės pusės vairuotoja užsidaro, atsidaro gerai, rankinėlė neišlaužta. Vizualinių defektų nėra, langai originalūs, 18 metų. Tarpas tarp durų kairės pusės yra lygus. Durys kairės pusės galinės atsidaro, užsidaro gerai, rankinėlė neišdraskyta. Yra šiek tiek tokie paviršutiniai pabraižymai, bet supoliruoti, aš manau, būtų nematyti jų. Kairės pusės galinis sparnas, taip pat tarpas su dureliam eina geras, pats sparnas kažkokių defektų nematau, bet atrodo, kad taip pat buvo dažytas. Galinė stoikė kairės pusės taip pat buvo dažyta, nes yra dulkelių, tai įtariu, kad buvo mašina visa perdažyta. Dabar einam toliau. Kairės pusės bamperis galinis, kažkokių vizualinių defektų nematau. Kairysis žibintas išorinis, vidinis be kažkokių defektų neaprasavęs. Tai bamperio galinio centras turi pabraižymų paviršutinių. Čia šiek tiek kažkas bandė išlūpti tą parktroniką, galbūt įdėti kažkaip neteisingai. Taip, dabar galinis dangtis. Vizualinių defektų nematau. Dešinės pusės žibintai išorinis, vidinis taip pat laikosi gerai, neišlaužti, neaprasavę. Bamperis dešinės pusės galinis. Didelių kažkokių defektų nesimato, su sparnu sueina, su dešinės pusės galiniu gerai. Stiklas tamsintas, galinis, originalas, metai 18, stoikė, galinė dešinės pusės. Vizualinių kažkokių defektų nematau, bet matau, kad yra dulkelių, yra dažyta 100%. Dešinės pusės galinis sparnas taip pat turi įbrėžimą. Turi įbrėžimą, jau nesupoliruosi. Didelių kažkokių defektų nematau. Taip, įpylimo dangtis atsidaro, užsidaro gerai be defektų. Dešinės pusės durelės galinės. Atsidaro gerai, rankinėlė neišlaužta, tarpas eina lygus, bet va čia yra, čia yra purvas. Čia yra purvas, jo nieko tokio. Taip, langai Audi originalus. Taip, dešinės pusės stoikė
Viršutinė taip pat matau, kad buvo dažyta. Stogas. Dabar apdulkėta iš tos pusės. Jo, matau, yra duobučių. Tai buvo taip pat dažytas. Durelės dešinės pusės priekinės. Užsidaro sunkokai. Iškart pasakysiu, rankinėlė neišlaužta. Tarpas tarp durų geras. Veidrodėlis dešinės pusės neišlaužtas, kažkokių defektų vizualinių nematau. Dešinės pusės priekinė stojkė turi duobučių, tai buvo dažyta 100%. Stiklas priekinės taip pat buvo keistas, stovi 23 metų, be įtrūkimų, kažkokių defektų nematau. Sparnas dešinės pusės priekinis. Vizualinių defektų nematau. Su bamperiu sueina gerai. Priekinis dešinės pusės žibintas neprasavęs, neįtrūkęs. Stovi vietoj gerai, nuo akmenukų šiek tiek apdaužytas. Dešinės pusės priekinio bamperio dalis taip pat nuo akmenukų turi tokių nedidelių duobučių, čiut pabraižyta. Priekinė grotelė minimaliai nuo akmenukų taip pat yra apdaužyta, tai yra nusidėvėjimas natūralus, yra bamperio toks nedidelė tokia kaip įdaužas, kapotas priekinis. Matau, buvo perdažytas, taip pat tarpai kairysis ir dešinysis skiriasi, dešinysis šiek tiek didesnis. Pats kapotas kažkokių didelių matomų defektų neturi. Pradedam tada nuo stogo dažniausiai. Tai rodmenys turi būti iki 150 originalus. Tai vat, kaip ir sakiau, stogas dažytas 310, 500, 400, 300, 300, tai antras sluoksnis įeina, 200, 200, 200, 200, stogas 100% perdažytas. Sparnas priekinis kairės pusės 113, 104, 132, tai vat sparnas priekinis, jisai tikriausiai nėra dažytas. Vat stojkė bus 230, tai vat perdažyta, kaip ir sakiau, 227. Durelės vairuotojo vat 118, 114, 116, tai vat tokie šiaip viso kėbulo turi būti rodmenys, bet matom, kad durelės vairuotojo nedažytas, priekinis sparnas nedažytas, stojkė dažytas, stogas dažytas. Durelės kairės pusės galinės irgi yra vat perėjimas padarytas, o galinė stojkė taip pat perdažyta kairės pusės, o sparnas šiaip aš jau tikrinau, tai 200, čia 200, čia 300, 300, o čia jau bus kažkur tai špakliaus įdėta, čia jau bus apie 900, 600, 700, 400, 600, 200, tai sakyčiau, va ta dalis yra šiek tiek tvarkyta, va 700, 500, kažkur va ta dalis. O toliau einam vėl 200, tai antras sluoksnis 180, galinis dangtis 129, 129, 140, 110, tai dangtis nedažytas, o dešinės pusės sparnas jau pradės vėl eiti. Va čia atrodo perėjimas buvo darytas ir stojkė jau eina va 170, 200,
190, nu ir matosi skiriasi dažymo lygis. Ir atstogas vėl matom 200, 300, 500, 600. Tikriausiai po krušos mašina buvo šitariu. 300. 200 stojkė priekinė. Tai perdažyta tiesiog. Durelės va 100, 116. Nes ant durelių niekaip negalėjo tas krušą papulti. Tai dėl to, bet klausimas tada, o kodėl bagažinė dangtis nedažytas. Galbūt pakeitė tiesiog. Dešinės pusės priekinės durelės irgi netvarkytos. O sparnas 140, 140, 116 taip pat nedarytas, o jau kapotas 300, 370, 400, 400, 370, 400, 384. Vidus bus iki 100, ten visą laik sluoksnis yra mažesnis. 122, 148, 159, 162, 178, 183, 166, 189. Keturiasdešimt 153, 150. Taip, kairės pusės stabdžių diskas turi šiek tiek jau nedidelę tą išdirbimą, bet dar kaladėlės jau viskas prie galo, matosi jau 10% likutis. Taip, viršutinių svirčių įvorės nėra dar patrukinėjusios. Taip, padangos, kairės pusės priekinė padanga yra 23 metų vasarą dar pinauja, Continental. Išorinis diskas nėra pabraižytas, gerame stovė. Taip, einam toliau. Kairės pusės slenkstis. Taip, apsaugos yra vietoj, slenkstis tvarkingas. Kairė pusė galinė slenkščio dalis taip pat tvarkinga. Padangos einam toliau ir 20 galas kairė pusė. Continental, tokie pat kaip ir priekis 23 metų. Protektorius jos apynaujos stovi vasarinės. Taip, toliau duslintuvai švarus. Duslintuvai švarus, galas nesupuvęs, nedeformuotos, nedarytas. Matosi 100%. Taip, iš karto tada pasižiūrėsim bagažinį. Bagažinį viskas tvarkoj. Dešinės kairės pusės hermetikas tvarkoj. Tai galas nebuvo darytas. Čia gale pas mūsų taip pat viskas originaliai, vandens nėra. Taip, dangtis neautomatinis. Dešinė pusė, dešinė apsaugos vietoj, nieks neišdraskyta. Dešinės pusės. Taip, stabdžių diskas jau irgi šiek tiek jau yra išdirbimas, kaladėlės jau taip pat prie pabaigos, bet dar geriau negu priekis. Padangos vienodos nepažeistos, lėtas ratlankis šiek tiek turi tokių nedidelių įbrėžimų. Taip, dešinė pusė. Čia kažkas čia jo apdaužyta, čia šiek tiek yra, o kakmenukas, vat,
ar kažkom apdaužyta. Taip, slenkstis dešinės pusės, kaip ir kairės, yra lygus. Čia taip pat stepalo kažkokių pėdsakų nėra. Dešinės pusės priekinis lėtas ratlankis tvarkingas, padanga nepažeista. Vienoda kaip ir visos kitos, protektorius apynaulis. Taip, stabdžių diskas turi išdirbimo minimalų, o kaladėlės jau kokį 10-20% likutis. Viršutiniai kaulai, viršutiniai, šiek tiek yra patrukinėję, bet neišplyšę. Spyruoklės vietoj tvarkingai viskas. Taip, radiatorius sausas, nekeistas, nei vienas, nei antras, nei trečias. Apačia tvarkinga. Viršas, taip, žibintai. Taip, žibintai, nematau markiruočių, tik tai viršutinės plasmasės tos. Dešinės pusės germetikas nėra deformuotas, nėra tvarkytas, numeris matosi gerai. Kapotas, aišku, buvo suktas. Variklis iš dešinės pusės. Iš dešinės, čiut yra parasavęs. Parasavus yra, pas jų yra tarpinė po dangčio. Dažnai rasuoja. Dešinysis lonžironas yra tiesus. Iš priekio variklis yra sausas. Buvo pakeistas, sakė, škyvas ant generatorius, matosi diržas naujas stovi. Viršuoju visur sausa, turbina sausa yra, gerai atrodo, blizga, neprasavusi, tepalo dangtelis sausas. Kairės pusės lonžironas taip pat yra tiesus, tepalų kažkokių pėdsakų nėra. Kairės pusės variklio dangtelis yra sausas, dešinės jau po truputį pradėjo rasuoti. Taip, stakanas vadinamas, taip pat germetikas atitinka kairį ir dešinę. Žibintas, markiruotės nematau, nes viskas yra uždengta. Tai sakyčiau, kas liečia variklio skyriaus pusę, tai visai viskas gražu. Sausa, nieks neišdraskyta. Taip, einam toliau. Žiūrėsiu mašiną, kol dirbs, parodysi saloną. Taip. Užsivedė labai gerai. Dirba gerai. Vairo stiprintuvas be jokių pastabų, sukasi gerai, dėžė vietoj. Kamera veikia. Perjungimas nuo reverso ant drivo yra labai, sakyčiau, minimaliai jaučiasi tas perjungimas, tai praktiškai viskas gerai. Taip, einam toliau. Salonas, durelės kairės pusės, tai yra vairuotojo nesubraižytos, panelė neišdraskyta, mygtukai visi vietoj. Taip, vidinės dalis su batais kažkiek tai yra čia. Nusidėvėjusi, bet čia natūralu. Sėdynė nedažyta, nieks neruošta, matosi, plasmasės nenubraižytos.
vandens nėra, pedalai, nusidėvėjimas natūralus, čia mygtukai neišlaužti, panelė kairiai pusiai, spidometras, mygtukai neišlaužti, vairas nedažytas, netvarkytas, mygtukai veikia, garsas veikia gerai. Taip, panelė, porankis tvarkingas, čia šiek tiek nuo žiedų turbūt pabraižytas, natūraliai nusidėvėjęs, bet kažkokių tokių pastebėjimų nėra, reflektoriai nematau, kad būtų išlaužti. Taip, rankinis suveikia, čia displejus neįskylęs. Mažas yra čia brėžibukas. Taip, sėdynės pas mūsų, sėdynės, tai čia netgi ne elektrinės, okay. Galinės durelės kairės pusės yra taip pat viskas tvarkoj, langai užsidaro, atsidaro, panelė nei su diržais, nei deformuota, vidus taip pat švarus, gražus, yra maža duobutė. Čia plastmasė natūraliai nusidėvėjusi, vandens nėra, galas sėdinių taip pat nieks neišdraskyta, sėdynės tvarkoj, porankis tvarkoj, vidiniai reflektoriai tvarkoj, stogas, tai yra viršutinė dalis, viskas savo vietoj, dešinės pusės vidinė dalis taip pat tvarkinga, yra pabraižymai tokie, bet taip pat galima nupoliruoti, aš manau. Dešinės pusės apdaila durų graži, stiklai atsidaro, užsidaro gerai, sėdynė dešinės pusės iš galo, kojom neapspardyta, neapdraskyta, vandens nėra, galas pakankamai gražus. Dešinės pusės priekinės durelės taip pat yra ganėtinai gražios, apdaila niekur nesuplėšyta, kažkokių pastebėjimų nėra, vidinė dalis su kojom nenuspardyta, mažai matomai čia važinėjo, tai sėdynė taip pat niekur neišplėšyta, niekur neapdraskyta, panelė taip pat tvarkinga, nesubraižyta iš dešinės pusės, čia nuo žiedų turbūt šiek tiek, čia taip pat tai su žiedu kažkas susidėjo. Stoikė vadinama viduj, viskas tvarkoj, liuko nėra. Variklis dirba gerai, pašarinių garsų neskleidžia, kad kažkas būtų daryta taip pat. Artimiausiu metu nematau, kad būtų varžtai kažkokie sukti. Iš vidaus amortizatoriai paprasti sausi, vairo kolonėlės apdaila taip pat sausa, elementai nieks nesulankstyta. Dešinė pusė, apsauga, dešinė pusė tvarkingas, gerokai nesulaužyta, amortizatorius neišdrįgęs, nieks neišdraskyta. Kol kraunasi kompiuteris, pasižiūrėsim, ar visa elektronika veikia, langai veikia, užsidaro, atsidaro, kamera 360 veikia, ko puikiausiai, galas kameros veikia, ko puikiausiai. Taip. Jokių pastabų nėra, priekinė kamera taip pat veikia, vairo mygtukai žiūrėjau veikia. Taip, priešrūkiniai veikia. Čia viskas reaguoja, neišsijungia, jau gerai. Taip, vairo padėtis yra mechaninė. Taip, veidrodukai užsilanksto.
atsidaro gerai. Taip, toliau pučia vėjas ant lango. Ortakiai veikia gerai, sėdynių šildymas, temperatūra. Nuimam duo, kur pas mūsų duo. Nuimam. Taip, čia. Taip. Čia tada padarom mažą, čia ten pučia daugiau, ventiliatorius veikia. Zonos čia šiltas, čia šaltas, zonos veikia. Taip, sėdynės šildymas veikia, rūčio asistentai. Visi yra įjungti. Toliau. Muzika groja gerai, jo sėdynės reikia išjungti. Sėdynių šildymas veikia, pučia gerai, linijas off-on palaiko, variklio start-stop dirba. Displejus viskas kaip ir veikia, einam toliau, pasižiūrėsim klaidas. Tai va, dabar skanuoja klaidas, tai variklis dėžė klaidų neturi. Taip, dabar buvo kažkada klaidos dėl priekinės šoninės kameros. Pakeičiau. Jo, tai pakeista, tai vat pardavėjas sako. O daugiau nieko kaip ir nei variklio, nei važiuoklės, nei dėžės, nei stabdžių sistemos klaidų nėra, vat matom. Tai iš esmės aš jas nutrint galiu. Ką, klaidas? Klaidas. Tai va, aš to nutrinsiu ir aš įsitikinęs, kad jokių klaidų ir dabar ir po važiavimo nebeatsiras. Nenori tas kameros nusitrinti, galbūt darysim taip. Jūs kalbat? Jo, visas išsitrynė, tai reikėjo tiesiog degimą išjungti, tą variklį ir degimų, tai čia dažniausiai būna. Tai va, dabar darau test drive'ą. Ant laisvų, lengvai, miesto ritmo, tai automobilis važiuoja gerai, kažkokių pašalinių garsų, vibracijų. Diskomforto nesijaučia absoliučiai, ta prasme. Apsiblygėjo labai gerai, į šonus niekur netraukia, stabdant, nepaisant to, kad stabdžio diskai priekiniai jau tokie yra ir galiniai jau tokie šiek tiek kaladėlės ten jau prie galo, bet nieko nesijaučia absoliučiai. Distronikas veikia, mašina sustabdo patį, viskas tvarkoja.
Tai vienu žodžiu, aš dabar įsibėgėsiu, pasižiūrėsiu, kaip ant rankinio perjungimo veikia, bet jau nefilmuosiu, kadangi kad rizikos nebūtų, nes eismas yra didelis. Nenoriu sukelti papildomų nei savo, nei kitiems. Tai va, dabar vat, jo, paspaudėm dabar dinaminį, dabar vat, čiučiut padarysim S, tai vat jinai tikrai važiuoja. Jokių pastabų nėra, nes įsibėgėja labai gerai iš variklio, pakartosiu, jokių pašalinių garsų nėra, nei dūmina, nieko, neįtraukia mašinos. Tai, sakyčiau, test drive'ą praeina pilnai. Taip, yra VIN numeris, yra dokumentai, viskas yra tvarkoj. Padarėm testinį važiavimą. Tai matom iš variklio, iš dėžės, iš stabdžių, iš elektronikos jokių klaidų nėra. Tokia ale, sako, neturėtų būti. Tai sako, reikia prie stendo ją sukalibruoti. Ir sako, kai sukalibruoji, tada klaida. Tai va, vienintelis klaidos atsirado kameros, bet kameros veikia priekinis, tik tai reikėtų sukalibruoti, nuvežti į Audi centrą ir sukalibruoti. Vienintelis dalykas, matom. Taip yra 1838 valandos pravažiuota, tai faktiškai čia taip ir yra, kad 221 1000 kilometrų, tai padauginam ant 25, o 30 tai ir gausis apytiksliai. Taip, toliau žiūrim. Taip, rida odometro 219, gerai. Tai 219, nes čia yra tepalo paskutinis rodmenys, čia 217 va eina gražiausiai, 214, 213, 210, 27, bet iš esmės odometras viskas kaip ir gražiai eina. Taip, vehicle drive irgi 221. Nu va, automobilį patikrinau, tai iš esmės iš techninės pusės yra viskas gerai, sodžiai dar normoj, turbino tvarkoj, variklis jokių pašalinių garsų neskleidžia, važiuoja, traukia, jokių dūmų nemeta, dėžė dirba idealiai. Vienintelį, kas nepatiko, tai yra kėbulas. Kėbulas dėl kažko yra dauguma dalių perdažyta, kodėl pardavėjas nežino, tai lieka paslaptis. Tai va, dėkui už dėmesį ir laimingai.